Taigi sveiki visi, su jumis aš Adriana ir šiandien aš darau savo naują video vlogą. Ir šis video bus ir vėl prankas. Kadangi jums patiko paskutinis prankas, aš pamaniau, kad blemba, reikia padaryti dar kažką naujo tokio. Taigi šiandien pas mane atėjo kvėpimas ir aš darau abėcėlės skambučio prankas. Skambutis abėcėlė, aš nežinau kaip pavadinti kitaip. Taigi aš nežinau, ar kažkas jau darė tokį pranką Lietuvos YouTube'ai, bet jeigu kažkas darė, tai labai atsiprašau, nes aš dar tokio Lietuvų YouTube'ai nemačiau. Taigi taisyklės yra labai paprastos, tu tiesiog turi paskambinti ir kiekvieną sakinį sakyt pirmą abėcėlės raidę. Mano taisyklės yra tikrai labai paprastos ir aš šiandien skambinsiu žmogus, kuriuo aš jau kažkiek laiko bendrauju, bet jis, manau, tikrai nenutuokia, ko aš jam skambinu, nes aš jam parašiau, kad mums reikia pasikalbėti. Ir pas mane ant kojų stovi kompiuteris, nes aš įsijungiu abėcėlę, aš žinau, kad aš esu durna ir jeigu aš praleisiu kažkokią raidę, jūs tiesiog nenustebkit, nes aš esu medis. Taigi manau, kad jau galime pradėti ir žmonės, aš rimtai žiauriai bijau. Pradedam. Alio? Blemba, aš tau turiu kažką pasakyti. Palauk, aš tavęs visiškai negirdžiu. Gali kažkaip garsiau kalbėti? Girdėjau? Jo, tai va, blemba, kažką turiu tu pasakyti. Ką sakysi? Cepelinus šiandien valgiau, karočiui nukrito ir aš dabar nežinau, ką daryti. Nu, čia bureko, aš dabar žiūriu, noriu supranti, bet mama dar negrįžo iš darbo ir negali atvežti. Dėl to aš dabar valgysiu kopūstą. Aš mėgstu kopūstą. Elegantiškus batus žiauriai, žinai, nusipirkau, tai tokie gražus dabar. Klausyk, girdi? Faina šiandien diena buvo žiauriai, ne? Gražus oras. Man tai šiek nelabai. Gal pakartosim kada? Gali. Helsinki buvau šitą vasarą. Aš tai buvau šias atostogas Maskvoj. Ėjau į traukinį, važiavom į miestą. Aš metro lipau ir važiavom į miestą. Įlau užpakalį buvo sėdynės, ta prasme, žiauriai skaudėjo sėdėt ant jų. Aš nesėdėjau, aš stovėjau, nes nebuvo vietų. Jėga, šiandien gavau 10 dešimtukų, įsivaizduoji? Iš kiekvienos pamokos, karočią. Aš tai šiandien, man atrodo, 4 buvau šankų. Kotletų dėl to nebevalgau, žinau, pusę metų vegetarė esu. Aš kartais valgau miestą, bet labai taip. Lėktuvas šiandien nukrito, Rusijai girdėjai? Ne. Malkų, karočiui, nebeliko namuose, tai dabar neturiu konkurent šalto žiauriai. O tai pas radiatorių nėra? Ne. O tai ką darysi dabar? O nežinau, o ką pasiūlytum? Ai, karočiui, mačiau reklamą, kažkoks nežiūrtuvėlis, bet ten tipo rankų šildytuvas. Palauk, neįdomu man, rimtai neįdomu. Ravėk daržus, vasarą reikia mamai padėti. Nes žiauriai, ta prasme, sunku, žinai, ravėt. Manęs mama prašo, bet aš neru. Suvalgiau šiandien karočią kotletą aš. Tualetas žiauriai užsikimšo po mano šiandieninio vizito. Kaip smirdėjo rimtai. Vėdinau pusę valandos. Zebras, karočiui, rimtai galėtų kažkoks nudvėst. Nu, zebras galėtų nudvėst, rimtai sakau, taip smirdėjo. Ai, zebras galėtų nudvėst, o gal būtent zebras? Nežinau. Žinai, ką aš to pasakysiu? Aš filmuoju video ir tai buvo prankas. Kaip sunku buvo atspėti. Pavyko! Tikiuosi, jums šis video patiko ir žmonės, sorry už tokias random frazes. Aš tokia sėdžiu, tokia pažiūrėjau į raidę, tokia, okei. Ta prasme, ir jeigu nori tokių prankų, jeigu jums patiko, tai laikinkit. Ir aš manau, kad jeigu mes surinksim 1000 laikų, aš padarysiu dar kažką naujo tokio, jau prankinsiu kažką kitą. Ir laikinkit, komentuokit ir subscribinkit. Kuo daugiau subscribų, tuo daugiau video. Ačiū jums labai nuoširdžiai dėkoju. Tikiuosi, jums šis video patiko, su jumis buvau aš, Adriana. Linkiu visiems gerą vakarą ir žinokit, kad aš jūs labai visus myliu. Aš noriu perduoti linkėjimus Eitui. Eitui, aš tave žiūriu, man labai patinka tavo video. Tai va, jeigu žiūri šį video, manau, tau bus malonu girdėti, kad tarp Adrianos žiūrovų yra žmonių, kurie
tave mėgsta. Aš tave žiauriai mėgstu, net neįsivaizduoju. Žiauriai man patinka tavo video. Žiauriai geras kontentas ir šiaip. Tuo kurs neklausyk to roko lopo, viskas čia normaliai.